pateikčių rengimo LibreOffice programą. Start. Išsirinkam LibreOffice ir pasirinkam LibreOffice Impress. Standartiškai atsidaro toks šablonas, paleidus šią programą. Naujoms skaidrėm įterpti mes galim spausti arba čia su dešiniu, arba Insert Slide. Pabandom su dešiniu, New Slide. Galim keisti šabloną, pakeisti tokį išdėstymą, kai bus du rėmeliai, kur galima įterpti diagramą arba lentelę, nurodant stulpelio atitinkamą skaičių. Čia mes galim rašyti pavadinimą. Jeigu mums reikia titulinį lapą, kur viršui bus, pavyzdžiui, įstaigos pavadinimas, tarkim, tegu lieka kažkur per vidurį. Pristatymo pavadinimas. Rėmelį mes galim keisti, jeigu pažymėsim rėmelio kraštus, paspausim prie kvadratėlį su kairės klavišu ir pamažinsim. Tada perkelti galim prie atsiradus rodikliam, keturgamirių kryžiukų su rodikliam, paspaudžiam su kairės klavišu ir perkeliam ir bet kokį objektą. Jeigu mes norim dešiniajam šone įrašyti savo vardą pavardę, paspaudžiam teksto mygtuką, paspaudžiam su kairiu klavišu, nupiešėm rėmelio plotį, vardas, pavardė. Jeigu netilps, pažymim rėmelio kraštus, praplečiam. Apačioj, tarkim, mes irgi norim teksto rėmelį nupiešti, paspaudėm T raidę, paspaudžiam ir traukiam rėmelio kraštą, parašom Klaipėda, kablelis 2013. Tarkim, perkelti į kitą vietą, perkeliam, sumažinam, paspaudžiam keturgamį rodiklį, šitą, pavyzdžiui, sumažinti, perkelti, taip toliau. Šrifto dydis taip pat mažinamas, didamas kaip ir Word'e. Viskas aišku. Spalva, pažymim, raidė A, B, C, mygtuką, bet spalva čia A raidė, spalva tokia. Galim į tokį stilių pakeisti, tokį stilių, tokį, ne? Lentelės spalvos keitimui, pažymim lentelės eilutę, išplečiam Area Style, pažymim spalvą. Jeigu norim dadėti eilučių, paspaudžiam su dešiniu klavišu Row, Insert, kiek mes norim eilučių žemyn, ok. Norim dadėti stulpelį su dešiniu Columns, čia reikia pažymėti stulpelį, paspaudžiam su dešiniu Column, Insert, nurodom kiek, bet aš atsisakau. Jeigu mes norim įterpti objektą, Tools, Gallery, Computer, tarkim, šitokį paveikslėlį, atsiprašau, pasirinkam ir nutempiam ten, kur norim įkelti. Paspaudžiam su dešiniu, jeigu neišeina su pilytį nutempti, ir su dešiniu klavišu pasirinkam Insert, Copy. Atsiranda paveikslėlis. Galim šitą rėmelį, kuris mums nereikalingas, ištrinti, delete. Dabar pavyks nutempti, greičiausiai dabar pavyksta, nes ten buvo kitas stilius uždėtas. Išdėstom jį pagal savo poreikius. Paspaudžiam Master Page ir mes matome Available for Use. Jeigu mes norim uždėti kažkokį stilių,
šabloną su tam tikrų numatytų šablonų, mes galim arba visiems uždėti, jeigu paspausim su kairiu pilies klavišu, visoms pateiktiems bus priskirta, kaip matva. Taip. Jeigu mes norim tik tam lapui, su dešiniu, apply to select slide. Pasikeitė tik vieną skaidrę. Taip pat mes galim dirbti su animacija. Slide transition. Galbūt custom slide. Galim naudoti įvairiems objektams. Arba jeigu pas mus bus surašyta, pavyzdžiui, layout pereinam skirtuką, pavyzdžiui, priskirsim šitą stilių. Tarkim, čia įrašom tikslas. Uždaviniai, tarkim. Rašom uždaviniai. Surašom sąrašą. Pirmas, antras. Trečias. Ir norim priskirti, kad šitas tekstas judėtų šiek tiek kitaip. Custom animation. Mat, aktyvuotas laukelis add. Jeigu mes nieko nepažymėsim, add neleidžia aktyvuoti. Priskirsim šitam tekstui add šitokį išdėstymą. Arba tokį. Kai atskrenda šitaip. Tarkim, ok. Slideshow. Peržiūrėti, kaip bus. Spaudžiam su kairiu pilies klavišu, pavyzdžiui. Ir matom, kad šitas pasikelia taip. Išeiti iš slaidų peržiūrės, skaidrių patikčių peržiūrės, escape klavišą galim paspausti. Tarkim, šį čia atskiriems objektams, irgi pažymim objektą, priskiriam dark efektą, kitam objektui kitokį efektą. Ok. Jeigu mes norim panaikinti efektus, reikia pažymėti objektą, nebūtina žymėti, bet jeigu nežymėsim, irgi galim nuėti. Pažymim tą efektą, kurį norim panaikinti ir spaudžiam mygtuką remove. Pavyzdžiui, čia panaikinsim irgi. Pažymim efektą, remove. Ir šitam remove. Bendrai visom skaidrėm galim taip pat uždėti bendrą peržiūros efektus. Dažniausiai taip ir toks ir uždedamas. Pasirinkam, tarkim, šitokį efektų tipą. Galim pasirinkti greitį, first, pavyzdžiui, su garsu, be garso, apart ir priskirti apply to all slide, pavyzdžiui, visom skaidrėm. Paspaudžiam slideshow ir matom. Spaudžiam tiesiog ilgą klavišą klaviatūrą, skaidrų peržiūrą. Matom. Efektus, kurios priskiriame. Šituose skirtukuose galime perėti ir naudojant šį įrankį juostą. Taip pat peržiūrai galim slideshow ir spausti start from first slide arba mygtuką F5. Jeigu norim peržiūrėti esamą skaidrę, kurioje esame, pavyzdžiui, mes esame 5, spaudžiam shift laikydami ir F5 mygtuką. Ir bus peržiūrėti tik šitą, escape. Mes matome čia paveikslėlių įterpimui, čia jeigu iš kompiuterio, failų įterpimui, puslapio numeracija. Apie puslapio numeraciją. Einam insert, page number ir uždedam varnelį slide number. Plačiu A. Ir matome, kad kiekvienoje skaidrėje yra jau puslapio numeris.
Jeigu mes norim pakeisti čia ženklinimą į numeraciją, pažymim tą tekstą, format, page, bullets and numbered, į numeravimo tipą pasirinkam ir spaudžiam OK. Bus priskirtas numeracijos skyrius. Tai suskaidrėm tiek. Dėkui išdėmesi. Išsaugoti tai dar. Kaip išsaugoti? File, save as. Nurodom, kur išsaugoti, pavyzdžiui, my computer. Tai aš saugusiu ant ekrano, desktop. Pasirinkam katalogą, LibreOffice. Jeigu norim dabar sukurti šiuo metu, tai šioje vietoje paspaudžiam su 10 klavišų, new, folder, impress. Įeinam į tą katalogą. Pavadinimą norim pakeisti. Jei yra išplėtimo failų tipo išplėtimas rašomas, jo negalima trinti, nes tada sistema neatpažins jo. Priklausomai nuo nustatymo jisai gali būti užrašytas arba neužrašytas. Jeigu jo nėra, tai tvarkoju, jūs visą pavadinimą rašot. Bet jeigu jis yra, jūs tašką ir šio failo išplėtimo pavadinimo nekeičiat. Tik patį pavadinimą galim parašyti. Ir spaudžiam save. Taigi tiek.